Jeigu skiriatės ir turite kūdikį iki 1 metų, kaip planuoti bendrą tėvystę? Kūdikiam dažniausiai tinka trumpesni, bet dažnesni susitikimai. Pavyzdžiui, 3-4 kartus į savaitę po 2-3 valandas. Susitikimo laiką geriausia derinti prie vaiko kūdikio miego ritmo, būdravimo laiko, maitinimo. Pavyzdžiui, nuo 9 iki 11 valandos ryte arba nuo 14 iki 16 valandų popiet. Siūlyčiau neskubėti su nakvynėm. Pirmaisiais gyvenimo metais ilgi išsiskyrimai su pagrindiniu globėju siejami su didesniais prieraišumo sunkumais. Todėl laiką geriau ilginti palaipsniui. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Jeigu po perėjimo vaikas prasčiau miega, tampa irzlesnis, atsisako valgyti, daugiau verkia, tai gali būti ženklas, kad grafikas yra per intensyvus. Kūdikio bendravimo grafikas neturėtų remtis principu po lygiai 50x50. Pirmiausia, jis yra kuriamas pagal vaiko poreikius ir gebėjimą prisitaikyti.